antrą dalį norėsim pradėti nuo dabar labai aktualios temos ir šiuo metu vykstančios didelės grėsmės kariniai padėčiai Lietuvoje. Tai gal Nendrė pristatykit. Na, kaip žinia, kasmet mokyklą baigia apie 25-27 tūkstančiai abiturientų, tai yra 18-19 metų jaunimas. Pusė iš jų yra merginos, pusė vaikinai. Ir šauktinių amžius, jie papuola į šaukiamąją grupę jau po savo vidurinės tik tai mokyklos. Tinkami kariniai tarnybai 54%. Iš tų netinkamų tarnybai 44% turi ligų susijusių su psichinė sveikata. Kitos ligos yra raumenų, kaulų, vidaus organų, bet tai įspūdingi skaičiai. Vadinasi, iš 9 tūkstančių vyrų, vaikinų baigusių vidurinę mokyklą, geriausiu atveju pašaukti galėtų būti nepilni 4 tūkstančiai, 4,5 tūkstančio. Ir visiškai neseniai, ką tik tai Valstybės gynybos taryba paskelbė valstybės gynybo planą. Turėsim galimybę apie jį pakalbėti ir jį pakomentuoti. Įdomus momentas turbūt ne tie paveiksliukai ir ne ta užduotis, kad turime jame save surasti, nors tai yra intriguojanti užduotis, bet vis tik tai jau matome, kad mobilizacija galima. Mobilizuojamų amžius yra nuo 18 iki 64. Ir nors Konstitucijoje pasakyta, kad piliečiai mobilizuojami, vis tik tai daugiau orientuojamasi į visų vyrų galinčių eiti į karą mobilizaciją. Statistikos departamentas nepateikia tikslių duomenų, kiek yra žmonių jaunų nuo 18 metų, nes statistikos departamentas skaičiuoja 5 metų intervalus, tai yra nuo 15 iki 20, nuo 20 iki 25 ir taip toliau. Bet nuo 20 iki 64 metų skaičius galinčių būti mobilizuotų sudaro 860 tūkstančių. Pridėjus vyrų. Pridėjus 27 tūkstančius baigusių abitūrą, dar 27 tūkstančius, tai mes maždaug apie 900 tūkstančių turime tokių, kuriuos galėtų mobilizuoti. Ir mobilizacijos plane jūs nerasite paaiškinimų, kodėl gražiausias ir brandžiausias Lietuvos žiedas nuo 18 iki 30 metų, kurie turi kurti šeimas, išsaugoti lietuvišką geną. Ir nemenkiau tuo prisidėti karinėje pramonėje arba karo veiksmuose, bet nežūti. Kodėl šitas žiedas nėra saugomas? Kodėl jauni žmonės neprotestuoja, kad jie bus sumaitoti metalinių tankų, pabūklų ir kitų techninių priemonių, kurios iš esmės yra pasikeitusios nuo Antro pasaulinio karo? Nes jaunimas nuo 18 iki 24 jau šiai dienai savo žiniomis gali gaminti ne tik dronus savo klasėse, bet ir juos pakelti. Šito klausimą jau jie pradeda užduoti savo mokytojams, tėvams, už ką jiems 18 metų pašauktiems reikėtų žūti. Ir aš kaip mama negaliu atsakyti, ar tai yra korporacijų susitarimai,
ir korporacijų karai, ar tai yra tėvynės teritorijos vadavimas ir išlaisvinimas. Todėl šiandieną kalbėdami apie pavojus, apie karo grėsmę, norime svečių paklausti jų nuomonės, o jūs užduokite jiems klausimus. Gerbiamas Seimo nary, ar išdrįstumėte? Klausimų esmė yra dabartinė situacija, karinė grėsmė, dabartinė situacija, kaip jūs jaučiate pavojų, kur jūsų vieta gynybos plane. Tai aš dabar, kai pasakė, kad jau trečdalį žino, kur bėgti, kai bus karas, aš pagalvoju, dar nežinau, nes ne kartą apie tai ne vienas pareigūnas, nei mūsų organizacijai, to mes nedarėme. Tai reiškia, savarankiškai ieškosim, kur bėgti, kai bus karas, bet aš čia juokauju. Reikės biškiai anksčiau susirūpinti, kad to karo dar čia nebūtų. Vat jūs kalbate apie tai, kad tik 44 netinka karo tarnybai. Tai čia buvo iki karo. Kai prasidėjo karas, tinka tik tai trečdalis dabar. Tik tai trečdalis betinka. Tai ką tai rodo, tai mes galim tik tai samprotauti. Kas čia įvyko, kodėl tiek mažai betinka. Aš manau, kasdien vis mažiau tinka, nes kasgi dabar nori kariauti, ne? Kai matome, kad jau Ukrainoje jau ten daugiau negu 500 000 gyvybių nebėra, kai tuo tarpu, aš girdžiu, kaip jūs šnekate, aš taip pat suprantu, karo partija, mes suprantam, jie karo laukia daug metų, sulaukė ir aš mačiau, kas įvyko po to, kai prasidėjo karas. Jie visi buvo džiaugsmingi, veidai švytėjo, pagaliau. Man tai buvo šiurpu žiūrėti, nes jiems jau, mes išpranašavom, taip ir įvyko, suprask. Bet aš manau, kad dabar mes turime kasdien vis dažniau kalbėti apie taiką. Ir raginti taikos. Ir jau nebereikia šnekėti, jau šneka visi apie taiką, nes pamatė, kad jau įklimpo į tokią klampinę, kad jau nebėra kur daugiau klimpti. Tai žodis taika dabar turi būti raktinis, o kai jūs sakote, ar aš ten kažką išdrįsiu, nežinau, ten, kur reikėjo, mes ne vieną klausimą sprendėme ir pasakėme tą, ką reikia pasakyti šiandien, bet dėja, kai tu esi mažumoj, tai tik dabar kalbėjau su žmogumi, kuris labai nuskriaustas jau beveik 20 metų, neranda Lietuvoje tiesos. Jau kokie 5 žmonės į mane kreipėsi, kad tiesos čia negaliu rasti, teismai, ta knyga, kur čia gulinu, aš suprantu, kad ta knyga yra parašyta iš skausmo, ir ten yra tiesa surašyta, bet kad išspręs klausimą, reikia atšaukti įstatymą, kuris yra senaties terminas. Ir daugybė žmonių, ir valstybė visą kenčia, todėl, kad mes nebetikim valstybę, nes tai senaties terminas. Mes netgi dabar matome gyvus vaikštinėjančius politikus, paėmusius tiek. Tai klausimų daugybė yra, bet mes, kadangi dabar šnekam apie taiką, tai aš manau, kad kai pasakai, reikia apie taiką kalbėti, tu dabar esi pro vatnikas ir pro Putinas, kas tik tai nori, reiškia. Būdavo laikai, kad mes visi tik už taiką buvom, čia džiaugiamės, kad taika, o dabar apie taiką kalbėti nebegalime, man tai kelia šiurpą. Ir aš manau, kad užtenka kalbėti apie karą, reikia apie taiką kalbėti ir raginti valstybės susitarti, nes kaip ten bebūtų ateityje, dabar žmonės žūsta kasdien. Jeigu mes leidžiame žudyti kasdien, tai kas? Aš matau, kaba vėliava Ukrainos pas mus, visi ženklai mūsų jau su spalvom nudažyti. Bet dabar žmonės mane klausia, kodėl nekalba Izraelio vėliava, kodėl nekaba vėliava arabiškų šalių, reiškia, kurios taip pat dabar žūsta, kodėl nekaba. Tai Afrikos šalis, tai tada, jeigu mes jau mylim visas šalis ir mylime žmonės, kurie žūsta, tai visų vėliavas pakabinkime, mes už jūs, mes nenorime, kad jūs žūtumėt. O tai ką mes padarėme, kad taika būtų, o praktiškai nieko nepadarėme. Tai čia yra kraupu ir aš tikrai esu su tai žmonėmis, kurie nori kalbėti apie taiką ir viską turim padaryti. Bet šiandien mūsų Seime apie taiką kalbėti yra pavojinga ir labai pavojinga, nes tu iš karto būsi čia baisiausiu būdu iš... Tai tada klausimas būtent jums, kaip turėtų elgtis Seimo opozicijoje, jeigu jos dar kažkiek ten yra,
kad mums negrėstų tas pavojus ir kuom visuomenė ir visuomenininkai gali prisidėti prie pagalbos, tarkim, Seimo opozicijos atstovams, kad visos šitos grėsmės išvengtume. Žiūrėkit, vat, atėjo žmonės, ir nedaug atėjo, ten gal 1,5 ir iškart išsigando priiminėti nekilnojamo turto įstatymą. Ir jisai, aš manau, bus nepriimtas, todėl kad žmonės jau piktinasi, o čia rinkimai. Tai vat, ką reiškia žmonės, bet kad ateitų žmonės, žiūrėk, kiek reikia juos kviesti, ateik. Be žmonių mes nieko negalim padaryti, žinokit. Tu ten Seime, jeigu tu esi 1 arba 3, 5, nieko nereiškite. Reiškia tik tai 71 Seimo narys, kuris gali kažką nuspręsti. 70 nieko negali nuspręsti, tai gali šurmulį kelti, o balsuoja nulėmė 71. Kad aš vat klausiu dažnai žmonių, tu išsirinkai Seimo narį, išsirinkau, kada tu paskutinį kartą vat, su juo akis į akį kalbėjusi? Nu, sako, niekada. Nu gerai, o rašė jam laišką? Ne, neskambinau. Tai ką tu nori, sakau? Tai jeigu tu jį palikai ramybėje miegoti, nieko nebus. Tokių žmonių, kurie tikrai, reiškia, susiranda narį, arba aš būnu mokyklose, klausiu mokyklos vadovų, kada buvot pasikvietę į savo mokyklą, savo Seimo narį, kuris baigė jūsų mokyklą. Ir pakalbinkit, vat, apie mokytojų atlyginimus, pavyzdžiui. Nei vienas nebuvo pasikvietęs. Tai vat visuomenės, kai visuomenė abejinga, tai taip ir būna. Reiškia, mes iš tikrųjų turim suprasti, kad Seimo nariai mažumoj tik tai gali šnekėti. Pakeis kažką tai neįmanoma ir todėl kol nebus va, tokio stipraus spaudimo, nieko čia nebus. Turime klausimą iš auditorijos, prašom. Aš turiu tiesiog vieną trumpą tokį klausimą. Yra balsavime vadinamoji taip, ne ir susilaikė. Ką reiškia susilaikė ir kam jis iš vis reikalingas? Jo, mane čia dažnai plaka, kaip tu susilaikėjai nekilnojamo turto įstatymę. Tai, žinokit, nieko neįvyko, aš nieko neprisidėjau niekur, todėl kad įstatymas dar nepriimtas. Aš pasakiau, kad kai mes balsuosime, tai aš būsiu prieš kategoriškai, bet pradinėse stadijose aš susilaikiau todėl, kad pats neturėjau atsakymo kokio. Aš buvau griežtai už tai, kad pirminis žmogaus turtas būtų neapmokestintas, va, tas jo namas, būtas, o ten 10 būstas, jeigu iš jo daromas pelnas, tai matyt verta apmokestinti tą pelną, nes žiūrėkit, Palangoje, pavyzdžiui, Palangoje žmonės nuomoja butus. Moka lygiai tokį patį mokestį tas, kuris turi 1 kambarį ir tas, kuris turi 10 kambarių. Aš sakau, nu netiesa, turi mokėti pagal lovų skaičių. Tai kolegas, duokit pabaigti, reiškia. Ką reiškia susilaikė? Susilaikymas yra būtinas, nes nėra juoda ir balta. Būna variantai, kai tu parodai savo tam tikroje, nes yra 5 stadijos įstatymo. Tai tu 1, 2, 3, tu dar netgi būni už, kad tą klausimą iškeltų, aš būnu už, kad imtų svarstyti. O gale žinau, kad aš būsiu prieš, todėl, kai mes išsvarstysim, visiems ir paaiškės įdingumas to įstatymo. Bet jeigu mes būtumėm jo neaptarę, tai ta grupė žmonių sakytų, va, čia labai svarbus. Kada vyksta svarstymas, visiems tampa aišku. O gale balsavimas ir lemia. Ir aš visiems pasakiau, taip, tuo metu aš buvau už tai, kad apmokestinti brangų ir tą pelningą turtą, bet jie nenorėjo to daryti. Tai kaip aš galėjau būti, sakysim, prieš? Aš būčiau už. Dažnai tam pačiam įstatymė būna kokie 5 skyriai. Ir pavyzdžiui, buvo įstatymas dėl, reiškia... Atsiprašau, gerbiamas Seimo nary, grįžkim prie pradinio klausimo. Dabar mes jau labai toli nuo krypties. Gal yra būtent... Turi būti susilaikymo galimybė. Susilaikymas yra prieš. Bet tai yra, kad tas Seimo narys, jisai turi dar kitą nuomonę ir nori tęsti svarstymą. Žmogus pirkęs turtą, pirmiausiai jisai jau susimokėjo. Tai yra vienas dalykas, paveldėjęs turtą, jo tėvai kažkada tai už tą turtą jau susimokėjo. Dabar tas, kas turi 10 namų, jisai ką daro? Jisai tuo momentu parodo kaip verslą. Ir už tą verslą jisai lygiai taip pačiai moka mokesčius. Iš kur tada dar mes apmokestinkim ant viršaus turto mokestį. Tai jeigu žmogus sugebėjo sukaupti turtą, tai jisai ir turi. Arba jisai arba jisai gaunasi svetimas. Tai žiūrėkite, koks jūsų vardas? Zigfridas. Gerbiamas, žiūrėkite. Taip. Tai aš tą dabar ir sužinojau, kai aš pradėjau gilintis, ten tiek daug subtilybių yra, bet kai tu pradėjai, reiškia, svarstyti po susilaikymo, man dabar absoliučiai aišku, kad aš būsiu kategoriškai prieš, bet
Bet susilaikimas visuomet yra prieš ir čia nėra jokių abejonių, yra prieš ir taškas. Bet susilaikimas anai pusiai parodo, kad gali būti, kad prieimimo stadijoje bus įvairių nuomonių ir jie negarantuoti, kad bus, ten, sakysim, priimta arba kaip. Ir čia yra gerai, kad yra proga diskutuoti ir svarstyti. Ačiū labai. Diskusijos, turėsim dar diskusijų, bet jeigu apie nekilnojamą turtą, tada truputėlį vėliau. Labai gera diskusija buvo prieš tai, bet šitos klausimus aptarsim vėliau. Tai jeigu į temą, tai prašau. Ko gero, sakyčiau, kad Žaliųjų ir Valstiečių partija tai yra žemdirbių partija. Taip, aišku, ten gal daugiau yra dabar didžiųjų žemvaldžių, bet pats yra su pavadinimas Žaliųjų. Nebėra ne vieno žemvaldžio mūsų partija dabar. Visi, reiškia, nebeišrinkti. Buvę žemvaldžiai, žemės ūkininkai, dabar tik liko medikai, pedagogai. Bet čia ne apie tai. Aš manau, kad tas pavadinimas turėtų sakyti, tai turėtų būti taikos partija. Ir turėtų visą laiką balsuoti už taiką. Sutinku, aš siūliu pakeisti pavadinimą kategoriškai, sako, tu čia nevaizduok, čia tik atėjai jau kaip pakeisti pavadinimą. Manęs, iš tiesų. Iš tiesų, jeigu tai taikos partija, tai turėtų balsuoti už taiką, o ne už karą. Dabar taip pat Tamsta Kipenė taip pat parbalsavai už NATO į Ukrainą. Tai priešingai, paklausykite mano pasisakymą. Visi vienbalsiai tada pasakymą. Ne vienbalsiai, mano nėra balso tenai. Nereikia, reiškia, pasako to, ko nėra. Aš pasisakiau, kad šitas mes pirmieji ir aš esu, ir mano klausimai buvo Pavilioniui labai aiškus. Ir balsavimo mano balso nėra už Ukrainos. Ten buvo vienbalsiai, bet be manęs. Atsiprašau. Aš atsistojau ir išėjau iš salės, be manęs balsuokite. Puiku, nuostabu, paplaukime jam. Iš tiesų tai tvarkoja, bet vis tiek toj partijoje taip pat buvo valstiečiai, kurie prabalsavo už tai, teisingai. Taip, mano kolegų daug balsavo, palaikė, kadangi visi euforija, kad būtinai, kai jie bus NATO, tai mes jau laimėsim. O aš paklausiau, mūsų tik tai trečdalis tinka jaunuoliui kariuomeniai. Bus karas, tai kas iš mūsų kariaus, aš paklausiau. Sakiau, aš išeinu iš salės, neturiu už ką čia balsuoti. Ačiū labai, mes labai nukrypom nuo pagrindinės temos, apie kurią pradėjom antrą dalį, tai jeigu norėsit su gerbiamu Kepeniu pakalbėti, tai pakalbėsit vėliau, turbūt nepabėgs gal žmogus taip greitai. Klausimą, žmogus turi turbūt į temą. Taip. Sveiki, norėčiau trumpą klausimėlį jums. Taip. Ar buvo kalbos diskusijos Seime ar grupėse, jeigu, neduok dievė, įvyksta karinis konfliktas, kiek Lietuvos Respublika apskritai atsilaikytų, galėtų egzistuoti ir de jure, ir de facto kaip valstybė? Aš ne karo ekspertas, bet aš klausausi, ką sako karo ekspertai. Tai jų labai yra prognozės neilgalaikės. Valandos, 3-4 dienos. Gal dienos. Jie svarbiausia nori atsilaikyti, kol ateis NATO. NATO gali ateiti, gal po 10 dienų. Įvairiai mąstoma yra. Bet jeigu bus vokiečių brigada, tai jau tikimybė mažėja galbūt, o jeigu jie artėja Lietuvą vokiečiai. Mes suprantame, kad žiūrint kaip mus puls, jeigu puls taip, kaip jie gali, tai be abejo čia dienos gali mums, nes per Lietuvą pravažiuoti tankams reikia vienos dienos. Taip, mes suprantame, kad kariauti tai yra pats prasčiausias variantas. Už tai, kad turime kalbėti kasdien ir ne priešo aplink save ieškoti, o draugų. Dėkui. Dar yra klausimų? Ačiū, norėčiau... Jeigu tokie įvykiai, kur bus Seimas? Jeigu bus karas? Aš pasakiau prieš kelias dienas, kad aš matau visą būrį kolegų, kurie jau žino, kur jų lėktuvai, kur jų laivai, ir jie čia žinos, ką daryti. Tai tokiam posėdį nesu dalyvavęs, nieks mane niekur tokį posėdį nekvietė. Kas bus, kai bus paskelbtas tą dieną kartą. Bet aš girdžiu, jau ne kartą iš kai kurių tikrų ekspertų, niekas čia mūsų nepuls, būkit ramus. Aš girdžiu ir tai reiškia. Ir aš kartais, kai matau, kad kai jau bus rytoj karas, aš girdžiu tam tikrą eskalavimą. Ir tai yra biznierių reikalas. Padarėm didžiulį biznį iš psichodemijos, didžiulį biznį. Lietuvoje pilna milijonierių per šitą visą aferą. 3,5 milijardo dar šiandien neaišku, kur ištaškyti. Buvo 5 milijardai, o 3,5 kontrolė nežino, kur tos pinigus ištaškė. Tai dabar tas pats su karu darosi. Parvažiuoja prokuroras iš Ukrainos ir sako, tie veikėjai, kurie ten pripirko įrangos,
iki šiol ta įranga nenaudojama, kadangi ten, reiškia, jinai buvo ant durniaus nupirkta, jinai nesutinka su ta technika, kuri ten veikia. Tai ką rodom, tai, bet iškepti yra milijonieriai Lietuvoje, pilna milijonierių ir psichodemijos, ir karo veiksmuose. Ta matome akivaizdžiai. Bet aš raginu prokuratūrą stebėti akylai situaciją ir vertinti, kuri pagalba buvo reali, o kuri, reiškia, biznio projektai buvo. Tai tas yra nepaslaptis. Galima? Norėčiau oponuoti jums. Sakėt, kad opozicija, kol neturi 71 balso, nieko negali. Gali kalbėti. Ne tik kalbėti, bet Lietuvos konstitucijos antras straipsnis sako, tauta kuria valstybę. O kas tauta iš to? Taigi, mano siūlymas papildyti konstitucijos antrą straipsnį. Valstybė užtikrina tautos išlikimą. Šitas straipsnis priklauso tokiai konstitucijos pataisos grupiai, kuri yra pakeičiama tik referendumo būdu. Bet 36 plus 1 Seimo narys gali inicijuoti šitą svarstymą Seime, kad kas yra prieš už tai, kad lietuvių tauta išliktų. Mielas Vytautai, jūs jau man siūlėte turbūt kokius 3 pataisas, 3 konstitucijos. Aš jas pabandžiau frakcijoje apsvarstyti, netgi mūsų frakcijoje sustojo, jau toliau nebenuėjo niekur. Tai patikėkite, mums dar reikia rimtai padirbėti tais klausimais. Tai 37 parašus, kad pradėt svarstymą Seime šitą, inicijuokite. Klausykite, įsiterpsiu labai trumpai. Kiekvieną mėnesį opozicija pagal reglamentą turi teisę darbotvarkę formuoti. Taškas. Kas neaišku dar? Nu, buvo ketvirtadienį darbotvarkė. Ne vienas nepraėjo projektas, ne vienas. Visi projektai opozicijos buvo nubalsuoti. Tai tarpusavį nesusitarėt. Ne tarpusavį su valdančiais. Ir labai gerai, gerbiamas Igmai, gerai sakote, nesusitarėte. Labai dažnai mes turim sutarti su priešininkais, nepriimtų. Opozicijos paruošti kiekvieną mėnesį eina klausimai ir valdantieji negali kištis į juos. Toks reglamentas. Tai jūs teisus. Statutas. Tai jie ir nesikiša, jie mums leidžia, kad ketvirtadienis pusę dienos buvo opozicijos. Nu, tai koks nei vienas rezultatas? Nepraėjo, jie viską nubalsavo prieš, taškas. Tai gerai, bet tada ko trūksta? Vat ko trūksta? 71 balso trūksta. Nu gerai, 11 šaukimo LTSR aukščiausioje taryboje mes 5 sąjūdiečiai, tai buvom tarp 350. Buvo sąjūdis, kuris įtikino žmonės dirbti su visais deputatais kiekvienoje vietoje arba beveik su visais. Labai gerai pasakėt, buvo sąjūdis, vat sąjūdis ir padarė tvarką, 5 užteko. Bet reikia kontaktuoti visiems. Tai aš apie tai ir kalbu, aš dėl to čia ir esu. Aš esu, žinokit, nuo pat pirmos dienos, kai mano kiemą atvažiavo įvairūs, reiškia, politikos veikėjai mane kviesti į politiką prieš 20 metų. Aš su visais kalbėdavausi ir sakau, mums reikia visiems susivienyti, kas už Lietuvą. Ne kas už globalią Lietuvą, o kas už nacionalinę tautinę valstybę. Ir sakau, tie, kurie bus vieningi, aš einu su bet kuo. Kokiom 6 partijom šnekėjausi, ne vienas, reiškia, man neįrodė, kad jisai tą darys. Ir tik tai valstiečiai, kada mane pakvietė, aš sakau, pirmiausia, pradėkim, Ramūnai, nuo tavo kaimo, padarykim Sveikuolių kaimą. Gerai, ir mes iš karto jau po 2 savaičių visi moksleiviai buvo Sveikuoliai, maudėmės eketėse, reiškia, jau kitą savaitę. Ir Ramūnas sako, aš į tą kaimą milijoną investavau, nie karto niekas nepasakė ačiū. Kai tu padarei sveikatos mokyklą, visi dėkoja man už tai. Ir tada aš jau tapau jų nariu, kadangi jie savo įsipareigojimą vykdė. Dabargi, jau Veryga irgi įtikintas yra, nes anoj kadencijoje jis ten, reiškia, dar svarstė. Dabar mes pasakėme, mes dabar atėję į sekančią kadenciją, kai bus mūsų dauguma, mes pirmiausia pradėsime kalbėti apie prevenciją, kad žmonės mažiau sirgtų. Yra didžiulis planas, kaip tą padaryti. Šiandien dabar reikėjo užvakar ketvirtadienį balsuoti, kad duotų moksleiviam nemokamus būrelius sporto. Jie prieš klausė ministro, kaip jūs dabar taip galite elgtis? Na, iš tiesų, kariniai pramoniais planuojant skirti 3 BVP, 3% nuo BVP, tai galėtų būti skiriama ir karių psichiniai sveikatai ir parengimui. Pažadėję, kad taip ir darysim. Bet jums dar klausimą turi Jonas Gedvilas, Šeimų sąjūdžio tarybos narys. Šitą norėjau užduoti tokį klausimėlį vieną, nepabėkit. Noriu užduoti klausimėlį. Vis tiek jūs esate tenai Seime, arčiau šitos įstatymus, kurie visą kitą, žinai.
Aš pats, bet būtent tą karo temą, galiu pasakyti, 82-84 metais buvau Afganistane, kaip ir Valdas Tutkus, taip esu pajutęs tą visą naštą, visą tą karštį ir visą kitą. To nelinkiu Lietuvai. Dabar mūsų konstitucija neleidžia būti svetimai kariuomeniai Lietuvoje. Taip, neleidžia čia būti svetimai kariuomeniai. Tai patiks, konstitucijai pasakyta, negali būti užsienio karinių bazių. Taip. Bet suprantat, nepakeiskit. Ir jeigu konstitucijai taip, lietuviai už savo grašius stato bazės, o tie atvyksta. Kur formali problema? Taip, bazė, taip, negali steigtis bazė, teisingai. Bet kam ta bazė čia reikalinga yra, žinai. Dabar nežinau, suprantat, kodėl tas vokiečių dalinys yra čia. Kada buvo pandemija, kiek buvo kažkiek jau planuojama užpirkti vagonų, ten vagonėlių gyventi, kažkokius lagerius ruošėsi daryti. Tai jau buvo vieša informacija. Kada mes grįžom pandemijos metu iš užsienio, Vilniaus oro uoste, pasus tikrino vokietis. Vokietis karininkas. Kodėl? Vat mums tas klausimas stovi akyse. Grįžtam, stovi jau vokietis, tikrina įvažiuojant į Lietuvą. Tai jeigu čia atsiras karinis dalinys, tai mes visiškai prarandam nepriklausomybę. Visiškai. Išskaldyta tauta, jie skaldo tautą, jie daužo. Lietuva, jeigu jinai būtų, kaip sakoma, neskaldoma, o būtų sąžinė iš pat viršaus iki pat apačios, tikrai apsigintume mes patys tą Lietuvą. Tai žiūrėkite, tai paklauskime dabar žmonių, kas prieš buvimą Lietuvoje, sakysim, vokiečių dabar dalinio, arba ten, sakysime, dabar amerikiečiai atvažiuoja, arba ten lėktuvai yra stovi, reiškia, su įvairių valstybių. Kas prieš? Šiandien aš manau, kad gal ten būtų 2-5%, visi sakys, mes saugesni, kai čia stovi, reiškia, vokiečiai pas mus. Šiandien. Bet iš tikrųjų karinių bazių mes neturime, o kariuomenės, reiškia, kuri mus pasaugo ir ramina valstybę, mes turime. Ir kiek mes čia bekalbėtojom, vis tiek turi nuspręsti tauta. Pabalsuokime, reiškia, referendumą ir žinosime, ar reikia jos čia laikyti ar ne. Bet referendumas, kad būtų, vėlgi, žino Zigmas, kad be 300 000 nebus. 100 000 niekas nepraleis, kad būtų. Taip, kad viskas yra susijęta, mūsų laukia dideliai darbai iki šiol. Dideliai darbai nepadaryti. Ačiū labai Jonui, turim dar 3 klausimus ir jau turėsim pereiti prie kitos dalies. Aleksandras Visna. Sveiki. Toksai dalykas. Pavyzdžiui, jeigu yra cigaretės parduodamos, ir prie cigarečių yra rūkimas kenkia sveikatai ir parodomi vaizdai. Tam plaučiai ir taip toliau, viskas, žiaurus vaizdai tokie, kurie atgraso. Čia atgraso nuo šitų veiksmo rūkyti, pirkti ir rūkyti, pavyzdžiui, vaikus. Kodėl neparodyti tokių vaizdų, pavyzdžiui, kai šnekama apie karą, karo pasiekmes, nes istoriškai, kas dėstoma mokiniams mokyklai, mes pamiršom apie Pirmą pasaulinį, Antrą pasaulinį ir kiek žuvo žmonių, kiek vyrų išėjo, kiek reikėjo atsigauti. Aš sutinku, kad tie vaizdai labai stipriai sustabdytų, bet yra vienas bet. Jūs pastebėjote, kaip per televiziją eina vaizdai dabar iš karo. Ten parašo, patraukit vaikus, kad reiškia, kadangi psichologiškai nesparūs žmonės gali patirti didelį stresą. Tai jeigu mes parodytum, kai kam galbūt ir ateitų mintis, kad už taiką reikia kovoti, bet šalia to vieno už taiką 10 važiuoja į ligoninę psichologinę, reiškia, patyrė baisų stresą. Todėl mes turime ir apie to žmonės galvoti ir viską. Bet aš manau, kad Facebookas dabar pilnas internetas tų baisių vaizdų, kaip vaikam galvas pjauna, tai čia turbūt jau pakanka jų, aš manau, kad kas norėjo viską matė ir tikrai pašiurpęs nuo karo grėsmės. Pašiurpęs. Ir šiek tiek Zigfrida turbūt praplėsti jo neklausimo, paaiškinti galbūt. Jisai norėjo turbūt dėl kvorumo paklausti. Kodėl jūs dalyvaujat jo, bet čia kalba turbūt eina apie įstatymų priėmimą. Kad nebūtų kvorumo dalis... Tai jūs žinote, mes ištraukiam korteles. Ir kada, reiškia, salėje yra žmonių tik tai 70, įstatymas nepriimamas, turi būti 71. Tai mes ištraukėme, bet kai kas sako, jūs bėgate tenos. Ne, nėra kito varianto, jų yra tiek daug, kad jie vis tiek nubalsuos. Tai kai mes ištraukiam korteles, reiškia, jie
jiem pritrūksta vieno balso ir nepriimamas įstatymas. Jeigu mes būtumėm palikę korteles, kad ir prieš balsuodami, jie įstatymą prastumtų, nes salėje buvo ten žmonių, koks sakysim, 80, viskas, jie praėjo. Tai dėl to kortelių ištraukimas yra. Tai irgi yra tam tikras politinės kovos būdas prieš valdančiųjų savivalę. Ačiū. Vilmantas Povilaitis. Prašau. Labą dieną, Vilmantas Povilaitis. Kadangi buvo kalba apie NATO, tai norėjau paklausti pačio Dainiaus nuomonės. Lietuva įstojo į NATO, ar kažkas įstojo į NATO ir sako, kad Lietuva įstojus į NATO? Tai mes tą istoriją visi puikiai žinome. Tai gal ne visi, kad tuo metu, jeigu būtų buvęs referendumas, tai be abejonės, reiškia, būtų jis laimėjęs, nes tuo metu mes aiškiai tą grėsmę jausdami su euforija būtum nuėję į NATO. Bet visa problema tame, kad kaip ir Europos Sąjunga, mūsų antiek žmonės pasyvūs, kad kartais pritrūksta kelių balsų, kad pagal įstatymą būtų priimtas įstatymas, vyktas reikalavimas. Tai teko žmonėm ir alų tenai vežti ir miltelius, kad surinktų ten tų balsų skaičių. Bet aš manau, mano įsitikinimu, tai buvo metas, kada iš tikrųjų žmonės toje euforijoje ir NATO norėjo, Europos norėjo, bet kaip visuomet pas mus iš tai yra gulinčių prie sopos, kas bus, tas bus. Tai todėl taip ir vyksta. Tai teisiškai Lietuva yra įstojus į NATO ar nėra? Nes pagrindinius valstybės klausimus vis tik tai turėtų spręsti tauta. Žiūrėkit, tai čia lygiai tas pats klausimas, ar prezidentas, kurio šliūrės gulėjo Lietuvoje kelis metus ir mes, ar jisai teisėtas, čia lygiai tas pats klausimas. Tai reiškia neteisėtas. Žmonės sako, tegu būna ir viskas. Tai kur problema, Dainiau, yra mūsų valstybėje? Mūsų valstybėje problema didžiausia yra išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė. Nuo pat Adamkaus tapimo prezidentu, Adamkaus tapkių, tai kas nusprendė, kad Adamkus gali būti prezidentu? Tai aš jau minėjau, kad... Teisėja kažkur. Mes dabar šiandien pakalbėjom su gerbiamu Povilaičiu, savo istoriją papasakoju, išduosiu ekspertam, kad jie įvertintų ir jūs sužinosite, koks bus likimas tokių bylų, kur būtinai reikia atšaukti senaties terminą. Aš už tai, kad atšaukti. Na ir Dovilė Sukackaitė. Aš Dovilę girdėjau labai, kai atėjau į tą mitingą, tokia mergaitė taip įtikinamai kalba, žiūri, jinai čia ta pati Dovilė, kuri kalbėjo, aš pamačiau dabar ją iš arti, tada girdėjau iš tolo, kaip jinai šaunuolė. Ačiū, Dovilė. Gerai, aš noriu irgi paklausti apie karą. Buvau įstojusi 15 metais į Šaulių sąjungą, tai teko irgi ir ne vieną ginklą į rankas paimti, bet aš noriu paklausti, nes mums buvo vykdomas smegenų plovimas, kaip kariams, tai buvo pasakyta, kad priešai ne tik išorėje, bet ir viduje. Tai apie ką čia turime omeny ir kodėl netgi yra tam tikros brigados, kurios kovotų prieš pačius piliečius, kurie yra nepaklusnus valdančiai daugumai. Aš buvau vienas iš tų, kuris ragino žmonės atvažiuoti rugpjūčio 10 dieną, prieš 2 metus prie Seimo. Aš irgi telšiuose, mane buvo pakvietęs Donatas ir kaip tik tai po tų telšių kitą savaitę jau buvo rugpjūčio 10, mes čia dar buvom Liepos, gale kažkur. Tai aš važiuoju namo ir sakau, žmonės važiuokite, pats metas kalbėti apie šitą velnio psichodemijos, kad nutrauktų tas visas iš kitos pasus velnio, vergo ir tas visas kaukės. Pakviečiau ir dabar galvoju, ką aš padariau. Dabar 100 žmonių keliem metam tampami po teismus už tai, kad jie ten, matai, organizavo riaušes. Tarp kitko, mesgi nesenai kalbėjom su generolu, kuris atsistatydino, reiškia, išėjo ir pripažino, kad riaušių tai nebuvo. Ir aš dabar esu tas žmogus, kuris pakviečiau žmonės ir dabar aš žinau, kad tie labai aktyvūs žmonės, 100 jų beveik, kurie buvo, jie dabar yra pasirašę, kad jie nieko jokius mitingus nebeis ir tie patys aktyviausi žmonės šiandien, taip sakant, nuskausminti, jau jie nebepilietiški, jie negali dalyvauti pilietiniuose procesuose. Taip išeina. Tai todėl, kad kiti išsigando, o toks ir buvo tikslas. Ir daugiau pasakysiu, kad tą dieną, reiškia, jie organizavo šitą viską, aš ten mačiau iš kai kurių, reiškia, pasisakymų, jiem tų riaušių reikėjo tam, kad dabar tampytų po teismus, kad visi bijotų eiti prie Seimo. Ta jie tikslą pasiekė. O kalbant apie Lietuvos priešus viduje,
Tai vat paklausykite mano klausimą švietimo ministrui. Aš jo klausiu, kodėl naikinate mūsų jaunąją kartą, kam kišat šitą velnišką, reiškia, gyvenimo įgūdžių programą, o neimat Vidūno, neimat Klaipėdos universiteto prieš 20 metų paruošos kiekvienai klasiai sveikos gyvensenos programos. Kodėl neimat? Todėl, kad jie neturi giminių, va tie klaipėdiškiai ministerijai, tai jų knygos nereikalingos ten. O ateina, reiškia, šeiminėlė ir daro biznį. Tokio šeiminio biznio mes matom pilną pavyzdžių. Pilną pavyzdžių ir tu nieko negali padaryti, kadangi jie ten visi vieningi, viens kitam tą biznį leidžia daryti. Tai knygas pardavinėti, tai koncertuoti, tai dar kažką, tai kadangi savi. Gerbiamas Seimo nary, noriu pakomentuoti. Riaušės ne visus išgąsdino. Sėdėjom, nieko baisaus neatsitiko. Sekantis klausimas, Vida Stankūnienė. Gerbiamas Dainiau, aš šiandien jūs žiūrėdama jaučiu begalinę pagarbą jum. Dėl to, kad jūs šiandien dirbate už visą Seimą. Kiek daug klausimų. Aš iš šono pasižiūrėjau ir pasakiau, koks baisus mobbingas šitam žmogui, jaučiamės kaip kokie šakalai, tiek išsiilgę tiesos, o už ką labiausiai žmonės nemėgsta, už tiesą. Nemėgstamas esate Seime, dėl to, kad visą laiką tiesą kalbat iš širdies. Tai patikėkit, jūs įgyjęs imunitetą, atlaikysit, mes užkalbėsime, kad tikrai jūs viską išlaikysit, išklausite mus, sugrįžę viską perduosit ir patikėkit, mes tokie esam žingeidus, kaip tie maži vaikai, mes norime, kad Lietuvoje būtų kita tvarka. Tad supraskite ir atsiprašome, jeigu kartais jūs įžeidėm. Ačiū. Na, aš žinokite taip, politikoje nelauk jokio ačiū, nebus ačiū politikoje. Tie, kurie einate į politiką, va jūs čia visi einate dabar į politiką, niekas jums nepadėkos. Pasiruoškite gerą sprandą storą, kad gausite daug ruopų. Ačiū ten nebūna politikoje. Ir vat, porą metų ten mane skalbė labai stipriai, ką aš bebuvau pasakęs, ar apie partizanus pasakiau, ką žinojau, pusę metų ten darkė ir po to, reiškia, Kepenis buvo teisus. Ar apie pandemiją, kaip pasakiau, kai pamatė, kiek va dabar žmonių, reiškia, krenta toliau ir nepaeina jau dabar daugybė, niekas jų netyria. Taip, ir čia buvo teisus ir ten, nu ir kas, visą tavo palaimę, kad tu buvai teisus, bet aš niekam neįdomu, reiškia, niekas neima jokios patirties, nenagrinėja. Ir neaiškina, kas tada pasakė ką. Vat Zigmas Vaišvila. Aš kaip šiandien pamenu, sėdėdavau salėje, ten buvo 88 metai, aš tada jau dirbau Vilniuje ir ateidavau ir pakalbindavau juos ir jo kolega Andriukaitį, kuris buvo ministras po to, ką siūlom daryti. Ir jie padarė, reiškia, įrašė į nacionalinės sveikatos koncepciją, reikia sukurti sveikatos centrą. Ir aprašymas buvo centras. Ta, ką jie dabar kūrė, yra visiškai priešingai tam centrui, apie kurį mes šnekėjom. Tai yra gydomosios medicinos centrai dabar kūrėmi, bet jie pavadinti sveikatos centrai. Ir kai gydomosios medicinos centrą pavadina kitų vardų sveikatos centrų, tai sveikatai pinigų nebelieka. Ir vat vaikų sportui pinigų nėra, kadangi viskas nuėjo į tą vadinamą sveikatos centrą, o realiai pasėmė farmamafija pinigus. Tas sakau tiesiai. Ir va dabar aš manau, kad mūsų čia posėdį truputį filmuojate, ne? Aš jau grįšiu, jie bus viską išgirdę, apie ką čia šnekėjom. Nu, žinokit, aiškintis nereikia. Bet iš akių matau, kad aš jau ten kažką netai pakalbėjau ir tą žinau. Viską puikiai pakalbėjot. Ačiū gerbiamam Dainiui Kepeniui, Seimo nariui. Ačiū labai už išsamius atsakymus. Na, ir vis tik tai grįžtame prie karo tematikos. Ir karo tematikoje, mums daug nežinomųjų. Vis tik tai šiandieną, net ir dėl pasikeitusios darbotvarkės, turime salėje žmogų, kuris išvedė rusų kariuomenę be vienos kulkos iššovimo. Tai buvo ilgas derybų menas. Tai dabar tie žmonės yra, tai buvo be abejo grupė žmonių, bet vienas jų yra čia. Dabar tie žmonės apvardžiuojami, jiems kalbama už nugarų. Jie kažkodėl netaip daro ir visi pamiršta, kad jie išvedė rusų kariuomenę be vieno šūvio.
Su jumis šiandieną nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila, kuris atsinešė kreipimąsi į Lietuvos žmonės. Šis kreipimasis yra patvirtintas Lietuvos visuomenės tarybos valdyboje, aptartas, suderintas ir signataras kaip Lietuvos visuomenės tarybos vadovas turi įgaliojimus šį kreipimąsi pagarsinti. Prašom. Prašom, gerbiamas. Taip pat galėsit užduoti klausimus gerbiamam Zigmui po Zigmo kalbos. Dėkui, mėly žmonės. Manau, viskas parašyta. Su tam tikra logika. Valdyba lapkričio 8 dieną svarstėme. Ir tiesiog vienas valdybos narys po svarstymo pasako vieną mintą, kitas kitą ir susidėlioja į logišką tam tikrą seką. Esame vedami prie karo Lietuvoje, po kurio mūsų neliks. Manau, kad komentarų čia nereikia po šiandieninio diskusijų. Tapome politikų, kurie yra nekas kitos kaip marionetės įkaitai. Privalome tai sustabdyti. Ir tai grįžtame prie to, nuo ko pradėjome. Jeigu mes nesuprantame, kad čia mūsų tos vadinamos vidinės kovas, tai yra visų pirma savęs apgavimas, o to pačiu ir žmonių, tai tikrai liūdna. Prieinam prie balsavimo, žmonės nusivylę, nemato pavyzdžio, dėl to neina balsuoti. Tai yra vienas iš pagrindinių klausimų. Nes nusivylimas, dvejonės, o kodėl tai turime daryti? Ir labai svarbu yra tai, kad kiekvienas mūsų tai turime suprasti, kiekvienas yra žmogus svarbus. Visų pirma dėl to, kad jis yra pilietis, turi teisę balsuoti, balsą vieną. Ir tik tai turime kartu tai daryti ir turim suvokti. Justino Marcinkevičiaus žodžius, vienybė mūsų išlikimo sąlyga, aš jau minėjau. Tiek, kiek buvo klausimų susijusių su šituo klausimu, galima juokauti. Paminėtas valstybės gynimo planas. Tai turėtų būti didžiausia valstybės paslaptis. Jeigu tai yra rimta. Ar ne tai? Ar aš visiškai toks vienas kvailys? Jeigu taip, aš tik tai kuklę patirtį turiu, buvau sausio 13 išrinktas 91 metais Lietuvos laikinosios gynybos vadovybės vienu iš narių. Mes neįsileisdavom nieko ir svarstėm savam rate, savo ranką rašėme. Dar yra šiek tiek protokolų Seimo archyve, protokolus. Ką nutardavom, tą įgyvendindavom. Tai jeigu čia yra rimta, šitas planas gynybos, tai jis turi būti slaptas. Ir jeigu tai paskelbė savo interneto puslapyje Respublikos prezidentas, jam jau turėjo prasidėti 1 dieną apkalta Seime. Ir baudžiamoji byla. Jeigu rimtai žiūrim tai. Tai pirmiausia, tai Lietuva yra tik tai vienas iš dalelių, ką liepia vykdyti jiems NATO, Europos Sąjūzas ir tą vykdo. O tada ir padarė taip, kad visi galėtų dabar spėti išvažiuoti. Tai yra duota laikas, paslapties nebėra, atskleista ir dabar, jeigu turit vaikus, sakykit, varykit iš tos Lietuvos. Ką kažkada padarė Skvernelis, sako, ko jūs čia sėdit jaunimas, varykit iš Lietuvos, varykit. Tai čia yra dar vienas iš šito proceso. Ir dar toliau eina prie šito, nes jiem yra pasakyta daryti va taip, nieko patys nedaro mūsų valdžia, jiem pasakyta iš viršaus, va dabar turit pandemiją, dabar turit karą, dabar turit taip ir daro. O aš dar prie to pačio norėčiau pasakyti vieną savo gerą mintį, kur labai seniai apkalbėjom ir su Neandre, ir su visais susitelkimo, turbūt ir tu gal dalyvavai. Ir jau čia kaip tarpsta toks momentas, kad galėtų būti, Dainiau, nežinau, ar tai įmanoma realiai padaryti, bet galėtų būti Seime tam tikras toksai tautos balsas, kur galėtų žmogus paprastas. Jūs žinot, jūs sakėt, kodėl nerašau aš Seimo nariui.
tu rašy, ką nori, niekada gyvenime neatsakys. Niekada nieko neatsakys, niekada jokius telefonus. Arba atsakys tik tai familiariai, sakys taip ne. Bet jeigu tai būtų tautos balsas, kažkokia tai tokia skiltis, kaip Facebooko ale tenai, ar ten Facebookas Seimas, ar nežinau kaip tą pavadinti, čia jau kitas reikalas, bet tai būtų kaip lobistinis variantas tautos. Kaip sakant, bet tai paaiškinti. Ateina rytoj, tas balsas bus paskelbtas konferencijoje. Nėra buvę, kad kažkas tai atstovas norėjo ir negavo balso. Mes kiekvieną dieną Seime turime galimybę konferencijų salę jūs klausyti. Jūs turite ateiti. Va dabar mes tik šnekėjom su vaikais tautos. Girdėjote balsą? Jie atėjo ir kalbėjo. Ateikite ir kalbėkite. Aš garantuoju, kad jūs kalbėsite. Bet jūs ateikite. Niekas neina. Nėra. Arba ateina, nežino, ką pasakyti. Žilvinas Razminas. Gerbiamas Kepenė, problema viena tokia, kad į Seimą ne visus įleidžia. Vieni yra balti, kiti juodi. A man net įėjimo nėra, man neleidžia. Ateikite, tada pažiūrėsime. Tai jūs ateikit pirmiausia, o aš nusileisiu ir kvietimą jums parašysiu. Aš jums negaliu į telšiuose kvietimą siūsti. Jūs ateikit, aš ateinu ir einam į Seimą, ir kalbam. Tai, žinot, apie ateimą į Seimą ir kitur. Visi girdėjot, sukertom rankom ir paimsiu jūsų, reiškia, telefoną, būtinai atvažiuosiu. Gerai. Zigmas Kerta. Yra toks valdžios nelaimiai priimtas signatarų statusą reglamentuojantis įstatymas, pagal kurį, nepasėmiau pažymėjimo, pateiki, eini į bet kurią valdišką įstaigą, be jokio sutikimo leidimo ir tave privalo priimti. Lietuvoje beliko viena vienintelė įstaiga, kur dar su signataro statuso dokumentu yra įleidžiamas signataras, tai yra Lietuvos Seimas. Vienintelė vieta. Į prezidento rūmus neįeinama, į vyriausybės rūmus jau neįeinama. Nekalbant apie yra kas veikti. Tai mes tą matome ir sakykime, patekimą į Seimą, kaip reglamentuoja, siaurina ir reikia palydėti, Seimo narys pakvies ir jis turės už rankutės pasitikti, vesti, matai. Mane į vyriausybės rūmus įeinančią savaitę peršvietė, nes kitaip niekaip. Bet tiek to, tai yra detalės, nors jos be galo svarbios, jos parodo tendenciją. O tendencija yra tokia. Taigi, jeigu grįžtam prie gynybos plano, manau visi suprasim, kad tai yra tik tai kompiuterinio žaidimo ir žmonių sąmonės valdymo instrumentukas. Vienas iš tokių. Tačiau, jeigu lygiagrečiai perkami tankai už milijardus, keli tankai, neaišku, kur 88 bokseriai pirkti už dvigubą tankų kainą šiuolaikinio. Ir tie patys pusiau veikiantis. Ir tie patys pusiau veikiantis. Už vos ko nepilną kainą. Nežinau. Ežerų krašte ir upių krašte jie ir plaukiot nemoka, kaip rusiškos senos amfibijos elementarios. Tai apie tai aš nenoriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie tai, kaip vyksta manipuliavimas mūsų sąmonė, kaip iki šiol ir jaunimui, ir visiems kitiems yra pateikinėjama, kad karas tai yra kompiuterinis vaizdas, kur jūs esat pratinami nuo jaunų dienų žaisti. Ir jeigu dar iki šiol jau karas priartėjo visiškai iki Ukrainos, iki šiol dar mes nesuvokėm to, kas tai yra. Šiandien aš nebekartosiu, kas ką pasakė. Tai yra baisi tragedija. Pradėjau nuo pajuokavimo, nes tik taip galima prezidento tuos veiksmus suprasti. Tačiau, jeigu rimtai kalbėti, aš tada priminsiu vieną istorinį faktą. Su Audrium Butkevičium, jis buvo krašto apsaugos departamento vadovas pirmasis, aš buvau iš pradžių krašto apsaugos vidaus reikalų komisijos aukščiausioje taryboje pirmininkas, paskui ministro pirmininko Vagneriaus pavaduotojas. Gerai mums visiems žinomas ir nuo Sąjūdžio pirmų dienų ir prieš tai žinomas Romualdas Ozolas. Bet jis gyveno, mano nuomonė, Audriaus nuomonė, su idėja fix. Mes kariuomenę Tarybų Sąjungos turėjom čia,
30 ar 40 tūkstančių esmės nekeičia. Ir kad nepakartuot 40 metų įvykį, Romualdas sakydavo, kada mes iššausim simbolinį šūvį. Jūs vis mūsų. Vat šitoj vietoje nesvarbu, kiek buvo Audriaus ir mano nesutarimų, šitoj vietoje mes buvom visiškai vieningi ir tvirti. Ne vieno šūmio, Romualdai, nebus. Kiek mes galėsim, tiek padarysim, ne vieno šūvio nebus. Nesuteiksim jokio preteksto. Tai viena. Dar daugiau. Tie, kurie gyvenat iliuzijomis apie vakarus. Po kovo 11-osios. Taigi istorija Rupus Miltai, kas nors atsimenat, ar ne? Kas mus pripažinti pradėjo ir kada ir kaip, kokiom aplinkybėm? Jūs vakarų pripažinimus matėt? Islandiją aš neskaitau. Tai yra pasiaukojusi šalis. Danija dar iš paskos ėjo. Nė vieno oficialiai pistoleto šaudmens nenupirkom iš jų. Nieko jie mum nepardavinėjo. Kol patys nepraėjom šitą visą mėsmalę. Pirmąjį kontraktą su visų įdirbiu 92 vasarą pasirašėm mūsų vyriausybė su Rusija, ne su kažkuom. Ir gavom pistoletus, automatus, šaudmenis, šiek tiek aukosvaidžių. Ir nieko daugiau. Jokių tankų, patrankų, nu tai ten, sakykime, vienas laivas toks, baigiantis surūdyti mainais į kariuomenės išvedimą, aš nekėkim taip realiai. Visi šneka KGB neišėjusi, vienintelė vieta, kur betarpiškai nuo iki teko dalyvauti, tai dėlioti parašus ir pasirašyta pirma tarp valstybinė sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Tarybų Sąjungos. Buvo mano su vyriausybės įgaliojimais pasirašyta su TSRS vyriausybės įgaliojimais KGB pirmininko pavaduotojų Lebedevų, vieno iš relicingiausių žmonių po pučo iš karto. Dėl jų uždarimo ir perėmimo. Ne vienuose vadovėliuose tos nerasit kažkodėl sutarties. Tai noriu pasakyti vieną dalyką. Karas karu, bet be diplomatinių pastangų nieko nebus. Ir jeigu mūsų valdžia bus tokia, nesvarbu kokia, tokia šita ar kita ar besikeičiančios tokia, kuri tik provokuos tuos karo veiksmus čia ir nesišnekės visų pirma su kaimynais, aš pasakysiu paprastai, Dievas siunčia Lietuvai perspėjimą. Aš kito paaiškinimo neturiu. Nesvarbu, kas į kokį Dievą tiki ar netiki. Ir šitoj vietoj šitas kreipimasis, jis yra kreipimasis į Lietuvos žmonės. Na, jeigu mes viskas norim peržeknut šitą žemės lopinėlį, be jokios atsakomybės, pareigos už tai, kad kiti ir liejo kraują ir išliko jis, tai tebūnė mūsų sprendimas. Bet ne tie, kurie yra užvaldę ir kurie yra marionetės. Tokia mano kol kas išvada, nuomonė ir aš niekaip nematau kitokios išeities, vėlgi grįžtant prie to paties, telktis ir priversti valdžią būti ne kažkieno. Dabar neatspėsim. Vieną dieną gal ta dabartinė vyriausybė dirba rusam, kitą dieną amerikonam, trečią gal kažkam iš Jungtinėje karalystėje, tarkim. Nesvarbu, koks skirtumas, spec tarnybos visi turi. Jokio skirtumo. Absoliučiai jokio skirtumo. Man nejauku gyventi, todėl kad aš nežinau, ką tie, kurie turi valdžią Lietuvoje formalią, ką jie padarys. Mes esame įkaitai. Dėl to šitos Lietuvos visuomenės tarybos mintis, jas galima koreguoti, jas galima tikslinti, bet aš manau labai tiksliai atspindi susidariusi vaizdą. Ir neturi būti konkurencijos tarp tų, kurie mes manom, kad turi Lietuva išlikti. Neturi būti konkurencijos. Ką dabar daryti toliau? O nieko, įsiskirstyti ir sakyti, kokią pamoką čia šiandieną mes patyrėm eilinę. Ir jeigu mes eilinį kartą vėl apsimesim, kad
neturim susiburti. Kodėl jūs nenorit, ne jūs, kurie čia atvažiavot, bet šiaip Lietuvos žmonės, vaikai, kurie yra mokami nežinoti mūsų istorijos. Taigi, parodykit man nors vieną pavyzdį, kad nebūtų tauta ar lietuvė ar kita atsigręžusi į praeitį. Skaitykit kovo 11 akto dokumentus, juose aiškiai tęstinumas 18 metų Respublikos ir šitos Respublikos. Turim atsispirti į kažką tai. Ir pasiremimas vėlgi diplomatiniais dalykais Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimo į TSRS nepripažinimu. Kelogo ir kaip ten Paryžiaus toks aktas buvo konvencija. Tebėra pasirašyta 33 metų Lietuvos ir Tarybų Sąjungos sutartis, neanuliuota jinai yra, kurioje aiškiai pasakyta agresijos aktu, dėl agresijos nenaudojama tarptautinėse santykiuose. Agresijos aktu laikomas kariuomenės įvedimas nepaskelbus karo. O kas 309 metais įvyko? Tai ir įvyko. Ir jeigu priėjom prie nelaimingos Europos Sąjungos, pasakysiu paskutinį žodį. Niekas iš mūsų nebalsavom už stojimą. Nė vienas. Nes bailiai valdžioje neišdrįso pateikti tokios formuluotės. Stojimo aktas 8 valstybių pasirašytas balandžio 16 ar 17 Atėnuose. Neišdrįso bailiai pateikti jo mum balsavimui gegužės mėnesį. Bailiai buvo, bet jie suprato, ką daro. Jie pakoregavo referendumo įstatymą išvakarėse, kad galima balsuoti visą savaitę vietoj vienos dienos. Tik paskui suvokė, kad žmonės gal ne visai paskutiniai kvailiai. Tai padarom bent 2 dienas. Milteliai ten kitas, čia yra niekis. Teisės akto jokio mum nepateikė. Kodėl 91, kad Lietuva nepriklausoma demokratinė respublika, referendumo rezultatas. Ir atiduoti suverenitetą galim su 3/4 visų balsų. Kodėl tada mes nebijojom pasitikėti tauta, kol dar net kariuomenė čia buvo užsienio. O šitie veikėjai, kaip paskutiniai šuleriai, išdūrė visą tautą. Aš pats, tik šiuo paskutiniu metu man susidėliojo dėl Eduardo Vaitkaus, sakykime, pradėto šito proceso. Atrodo lygioj vietoj, bet viskas išlindo kaip pyla iš maišo. Mes balsavom už sakinuką. Ar norim būti ES nariais? Tai ar pakišo tą sakinuką ratifikavimui Vokietijai, Prancūzijai, Italijai, ar pakišo tą sakinuką ratifikuoti? Įsivaizduojat, kokiais kvailiais mūsų laiko? Man didesnio įžeidimo nėra už tai. Visiškai nėra. Ir tokioj situacijai aš manau, kad šitas teisinis argumentas, kaip ir mūsų inkorporavimo į Tarybų Sąjungą nepripažinimas, bus aukso vertės. Gal jau kitais metais, gal dar kitais, nes yra Romos teisė, kurią Europoje pripažįsta visos valstybės. Ir Romos teisės vienas iš pagrindinių principų yra: iš neteisybės negali atsirasti teisybė. Ir dar atsakydamas dėl šitos knygos, iki 97 ar 98 metų Lietuvos teismų įstatyme buvo tarybinio teismų įstatymo nuostata, kurią pašalino. Už akivaizdžiai nepagristą teismo sprendimą teisėjas gali atsakyti baudžiamąją atsakomybę. Šitas, kai buvo pašalinta, teisėjų savivalda tapo, ką noriu, tą darau, jokios atsakomybės. Ačiū gerbiamas Zigmai, dar turime klausimų. Virginijus Sankauskas, akmens kaldys, prašom. Prašom, akmenų gal neskaldysim šį kartą. Prašom, užžiūrėkit čia, kur šviesu, gražu. Prašom, užduokit. Labiau ne klausimą, mes esam bendraminčiai, padarėm tą gudrų žingsnį, nes partijas tikrai nebūt padarę, čia ir
Tauras Jekalaitis ir kaip atidengiam tą pilietinės vienybės aktą, čia tikrai buvo nuostabu, nes gudresnė žingsnė Lietuvoje istorijoje tikrai nebuvo ir nebus, nes partijas, jeigu darys už vienybę, tai bus ir partijos, reiškia, organizavimuose čia buvo padaryta, kad, reiškia, visuotinis visų piliečių nuopelnas. Reiškia, kad išliktų tauta ir valstybė, tai reikia ne partinės vienybės, bet visuotinės pilietinės vienybės šito dalyko. Ir teismo šitą Seimas, reiškia, tos politikos neakcentuoja. Tai jeigu jie bijo tą visuotinę pilietinę vienybę, suprantama, kodėl jie bijo. Dėl to, kad partinė sistema nori pagal save, pavyzdžiui, konservatoriai labai nori tos vienybės, ten Tėvynės sąjunga net vadinasi. Reiškia, mums reikia visuotinės pilietinės vienybės. Ir sako, taigi, karas prasidėtų, tai tada organizuosim visuotinę pilietinę vienybę. Bet tada jūs bus per vėlu. Ir kitas dalykas, reikia dabar, kad nebūtų karo, reiškia, kad negalėtų išprovokuoti. Reiškia, visuotinė pilietinė, ne partinė, bet visuotinė, visų piliečių, reiškia, pagrindu, kad kiekvienas pilietis reikšmingas Lietuvai. Ir šalia žodžio visa Lietuva turi būti per brūkšniuką Lietuva svarbiau. Reiškia, Lietuva svarbiau turi tas žingsnis būti, judėjimas. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu Seimas... Yra gerbiamas iš šitas. Kiekvienas mūsų yra svarbus, reikalingas ir būtinas. Taip, bet dar noriu pasakyti, reiškia, jeigu Seimas tos visuotinės pilietinės vienybės neakcentuoja, ir daro taip, kad nebūtų, reiškia, buvo tas paskelbta, aišku, per panoramą galėjo pasakyti, čia žmonės tą organizuoja, tikrai buvo iškilmingai, tas gegužės 7-22 metais padaryta, tikrai ne ant durniaus buvo, čia labai rimtas ten reikšmingas dalykas. Jie to neakcentavo ir, reiškia, Seimas tą neakcentavo, tai aš galiu pasakyti pagal faktus, kad Seimas yra nusikalstama organizacija, bet nusikalstama organizacija reiškia ne dėl, kad protingai, bet gal iš kvailumo, reiškia, ten kvailiai sėdi idiotai, kurie nesupranta, kad reikia akcentuoti ir organizuoti pilietinę vienybę, kad nebūtų karas, kad, reiškia, priešas žinos, kad mes vieningi ir, reiškia, nesusiskaldę, jie net nedrės pulti mūsų teisinę valstybę, reiškia, pagrindas gėrio tiesos išraiška, aišku, 30 metų ten kiek vyksta, niekada nepavyko tobulų įstatymų sukurti, tobulus įstatymus galima tik tai suorganizuoti, kai valstybės yra pagrindas gėrio tiesos išraiška. Tas buvo, turi būti rašyta. Žiūrėk, kol tavo mintis nepabėgo, trupučiuką stabtelkime, atsiprašau. Suprantat, vėlgi žiūrint į istorinę patirtį, mes negalim kalti prie sienos taip tuos, kurie dabar yra Seime, kurie priminėja mūsų sprendimus, mūsų veikiančius sprendimus tiesiogiai. Bet mes turim priversti juos daryti taip, kaip daugumai mūsų atrodo. Yra esminis skirtumas. Kiekvienas įvarytas į kampą ginsis beatodairiškai, supranti? Mano tokia subjektyvi nuomonė. O tam vienybei telkimuisi mums reikia tikslo. Dabar tikslas yra pirmailis, kaip ir sąjūdžiui, buvo nepriklausomybė. Dabar pirmailis išvengti karo. Ir stabdyti karą bet kur tuo pačiu. Jeigu norim būti sąžiningi prieš visus. Visur turi stabtelti karo veiksmai. Ir tada prasidėti šaltas protas, diplomatija ir visa kita. Ir tikrai aš norėčiau įtikinti Seimo narius, gal dar net viešpatie duok Dievės apšvietimo ir prezidentą, ką nors nuveikti, kol dar jis gali kažką tai gero, bet jie turi pajusti žmonių jėgą, kitaip nebus nieko. Dar pabaigą noriu pasakyti, kad, reiškia, kad išliktų tauta ir valstybė, tai, kaip sakiau, pilietinė vienybė, bet kaip pas mus yra tokių žmonių, ar jie iš kvailumo, aš nežinau, dėl ko jie taip sako, pilietinė vienybė neįmanoma. Tai palaukit, yra vienybė tuo klausimu dėl teritorijos Lietuvos vientisumo,
dėl valstybinės kalbos, kad lietuvių ir kad aplamai išliktų tauta ir valstybė. Tai mes šito klausimu vieningi. Aišku, kad yra ta pilietinė vienybė, bet jie sako, niekada nebuvo ir nebus. Tai kaip nebuvo ir nebus, tai reiškia, jūs to nenorit, kad būtų to išliktų valstybė. Tai reiškia, jie yra tie, kurie taip sako, paprasčiausiai yra faktiškai tėvynės išdavikai. Jeigu aš nenoriu, kad... Tada reikia taip. Jeigu jūs sakot, vat kreipiesi į valdžią, sakykit taip. Tu netiki? Referendumas, atsakys. Referendumas. Seimas gali paskelbti referendumą be varganų 300 000. Bet jie niekada neskelbia, neleidžia, jie organizuoja. Va. Aukščiausioji taryba paskelbė 91 referendumą. Pavyzdžiui. Paskelbė. Ačiū, Virginijau. Ir ne vieną paskelbė, 92 paskelbė. Reikia tik noro ir viskas. Danutė Jasulianina, prašau. Pradžiai aš tokį kaip komentarą apie 92 metų konstituciją, tai ten, kai buvo priimtas pirminis variantas, jame gale buvo parašyti punktai, kad kai kuriuos svarbius konstitucijos straipsnius po to Seimas papildys. Tai čia biški irgi buvo Trojos arklio, jeigu taip įsigilint apie to metų konstituciją. Dabar aš turiu tokį klausimą gerbiamam Zigmui, kadangi jis tikrai didelė patirtis ir valstybės apsaugoje. Šiai dienai yra paskelbta, kad mes jau kaip ir laukiam mobilizacijos, ar ne, jeigu kažkas jau ten reikalų esant, bet visiškai nekalba apie, aš va kaip moteris, apie eilinę, buitinę, civilinę saugą. Tai dabar mano klausimas būtų konkretus, Zigmai, jūs pažįstat, kažkiek pažįstat, dabar nauji keitėsi profesionalai, kas Lietuvoje galėtų sudaryti tą tokią atmintinę, ar kaip ją pavadinti, man, sakykime, moteriai, jeigu kažkas atsitinka, kaip aš turėčiau šeimą, anūkų savo, ar kažką, ar kaimynus, nes tokio dalyko nėra, į ką mes galėtume kreiptis ir tai būtų šiai dienai toks konkretus, manau, visiems labai svarbus darbas. Ačiū. Nežinau, turai pasakius, kas tau gali tai labai greitai. Ir tau, ir kitiem, kas dabartiniai situacijai tai gali greitai padaryti. Nežinau. Nes aš manau, kad valstybė iki šiol žaidė, visa problema yra vakarų civilizacijos dabartinės. Ta, kad į valdžią buvo statomi tie žmonės, kurie mano, kad jie atsisėdė į postą, tampa pačiais protingiausiais. Bet jie yra valdomi. Vienai per kitaip yra valdomi. Ir dėja va tokia turim. Ir karas Ukrainoje parodė jų beviltiškumą. Aš esu labai nustebęs, mes arti gyvenam, matom kokia Lietuvos valdžia. Bet aš labai nustebęs, kad tokia pat beviltiška valdžia praktiškai visoje vakarų Europoje. Nu ką aš galiu pasakyti, kažkas telefonu paskambina ir Jungtinės karalystės gynybos ministras atvirų tekstų viską varo pirmam paskambinusiam atvirų telefonų, kiek jau ginklų atiduota, kad jau nieko nebeturim. Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministrė aiškina, kiek jau jachtų iš rusų oligarchų atimėm, kad šitą jachtą duosim Ukrainos prezidentui, šitą dar tam duosim, atvirų tekstų varo. Nu šaunuoliai tie rusų prankeriai, kurie tokius vėplas taip pagauna. Nu taip, tai vad gyvename pasaulyje, kuriame nežinai iš ko ir ko laukti. Ir atsiremti, Danutė, gali tik į save. Deja. Dar ne paskutinis klausimas. Iš tiesų, žmonijos kartas suskaidė tam tikrais pavadinimais ir net yra toks juokas tik tokia, kad karta Z, tai yra tie iki 24 metų, balsavo taip, kad greičiausiai bus trečias pasaulinis karas. Tai jiems toks palinkėjimas yra, kad ateityje balsuotų karta ta Z kitaip. Bet turime išimti iš Z kartos, tai Dovilė Sukackaitė turi klausimą, prašau. Aš labiau iš istorinės pusės, nes šitoje srityje daugiausia kompetencijos turiu. Kai buvo istorija nepriklausomybės atkūrimo temomis, tai žinojau tik Vingio parke vykusį mitingą, signatarus žinojau, o visi kiti puslapiai buvo perpildyti Vytauto Landsbergio.
kodėl šita asmenybė viską perėmė ir kodėl jai neužkirto kelio tie žmonės, kurie iš tikrųjų būtų pakėlę valstybę, o dabar jie tiesiog griaunama yra 30 metų. Atsakau, iš savo patirties Vytautas Landsbergis yra neeilinių sugebėjimų politikas, ne kiekvienas taip sugebėtų. Taip. Taip ir tada klausimą turi arba repliką Valdas Jėcka. Aš gal klausimais nevarginsiu, aš tiesiog pastabą, pastebėjimą tokį kaip patyrimą turintis karinė tema vėlgi. Nebūkim naivus. Pirmiausia, padėkosiu tiems, kurie labai gražiai išprašė okupantų kariuomenę be kraujo praliejimo. Dėkingas visiems tiems, kas tai padarė. O dabar pastaba, ką norėjau pasakyti iš savo patirties. Man teko matyti labai galingą karinę techniką, o ta karinė technika yra durna. Ir štai kokia prasme. Karinis laivas, karinis lėktuvas turi tokią įrangą, kuri atpažįsta savą ir svetimą. Prie ko aš lenkiu. Tuomet, kai mes išvedėm rusų kariuomenę, pavadinkim taip, mes patapom svetimais jiems. Mes esam jų raketų taikinyje, raketų taikiniuose. Bet vieno šito dalyko nepamirškim, ieškodami sprendimų dėl mūsų žmonių saugumo, dėl mūsų valstybės saugumo. Įvertinkim šitą atvejį. Mes esam taikinyje. Yra čia NATO kariuomenė, nėra jos, mes taikinyje. Ačiū. Ar bus replika? Žinot, NATO taikinys, 5 straipsnis ir panašiai. Kas skaitėt šitą 5 straipsnį? Taip, ir dar klausimas. Ir manau, kad ir politikai neskaitė. O jeigu dabar dar iki šiol mūsų politikai nemato, kas vyksta tarp NATO šalių ir nežino, kad Turkija turi antrą didžiausią NATO kariuomenę, kuri dabar neaišku, į kurią pusę nukreips čia ginklus ir panašiai. Tai Graikija čia istorinis klausimas, bet tai vat Algimantas Kasparavičius, komentaras TV neseniai apie tai labai dalykiškai pakalbėjo. Tai yra trumparegiška, užsimigdyti save ir nieko negalvoti, gyventi iliuziją. Iš Izraelio pirmas išskridęs lėktuvas po šitų teroraktų buvo su Jungtinių Amerikos valstijų kariškiais. Kodėl ne JAV didina Lietuvoje karinės pajėgas, o verčia vokiečius čia didinti? Galvokim apie tai. Kodėl ilgai ir nuobodžiai vokiečiai derisi dėl finansinių sąlygų, nes jie nori čia išskirtinių sąlygų šeimom, vaikam, mokyklos, darželiai. Tai jeigu čia atsiveš vokiečių kariškiai savo vaikus, šeimas, jie čia laikys po pirmo, kaip sakė kolega, nutaikytų raketų smūgių? Ką jie ten visiški bepročiai? Nemanau, kad kariškiai vokiečių nežino šitų technologijų. Aš dar daugiau pasakysiu, baigdama Šiaulių 5 vidurinę mokyklą, kur mokė sustiprintą anglų kalbą, dabar Didžverio gimnazija. 11 klasėje, kadangi ten Zoknių aerouostas buvo, didžiausias Pabaltijos šalyse, karinis, mums 11 klasėje atnešė vadovėlį anglų kalbą. Ir kiekvienas iš mūsų gavom, skaitėm, mokėmės, atsiskaitinėjom. NATO šalių karinė technika. O tada pirmą kartą sužinojau, kad Jungtinės karalystės, neatsimenu koks lėktuvas, gali va šitaip vertikaliai pakilti. Moksleivis 11 klasės žinojo.
Tai, žinot, gyventi va tokią iliuziją, kad kažkas kažką už tave padarys ir nesišnekėti su kaimynais. Nu, viešpatie, apsaugok Dievę nuo tokios valdžios. Valdas Jėcka turi klausimą. Truputėlį ne Jėcka, Gustaidis. Ne, Robertas Gustaidis. Taip. Klausimas. Gerbiamas Zigmai, kokią ateities viziją, jeigu, leiskim, gerosios jėgos, prijaučiančios jėgos, pokšt išlošia rinkimus, viskas tvarkoja, prezidentas, Seimas, visi mes čia pakeliam pumčius, sakom, jėga, ten taip, viskas ok. Kokią viziją matot jūs? Dar tokia mažytė replika. Čia Izraelį su Palestina biški toks, nu, kaip ir konfliktukas gavosi. Nespecialiai karinė. Tęsiuosi, negavosi. Nu, gavosi. Nespecialiai karinė operacija, ten jie ploja ir kloja. Kiek ten tų jau yra pas Abraomą nuėjusių, tai jau ten daug nulių reikia rašyti. Ir štai dabar atvažiuoja, atsiprašau, Hamasas koks nors, arba ten kokia nors Libija, Sirija, Libanas, ten dar kas nors, Irakas, pradeda daužyti vargšus į šitos izraeliečius savo raketom ir jie staiga visi bėga. Na ir štai atbėga tokie į Lietuvą ir sako, gerbimi, aš čia turėjau tokį namuką, va Kaune tarpukariu, va čia pas man buvo toks namelis va raudonų plytų čia su gražiu stogu. A negalėtum tu man jo atiduoti atgal, labai sunku gyventi Izraelį. Tai va tokią viziją jūs numatot, ar čia yra tiesiog fantastika? Ačiū. Kokia čia fantastika, Seimo įstatymų nežinot ar ką, nemato diskusijų, kad iš biudžeto vis skiriama šitiem klausimam milijonai. Tai viena. Dabar dėl vizijos ir pasiruošimo. Jeigu tikrai, duok Dieve, Seimo rinkimuose kažkas pasikeis. Vėlgi atsiremsiu į Sąjūdžio patirtį. Jei neamžinatilsi Kazimieras Antanavičius pasakęs, kad tam reikia ruoštis, ne tik rinkimus laimėti, tai jis subūrė teisininkų ekonomistų grupę, kuri sėdėjo ir ruošė 10 įstatymų projektus. Ir šitie, Kazimiera Prunskienė netesėjo žodžio, nepadarė žemės ūkio reformos įstatymo projektų, buvo apsiėmusi. Tai jeigu ne šitie ruošiniai, kurie priimti įstatymais tapę, pradėjo keisti ir mokesčius, ir visą kitą, ir vertė sąjunginio pavaldumo įmonės jau nenori ir darbo įstatymais remtis Lietuvos, ir mokesčių įstatymais, ir jie nenorom buvo integruojami į čia. Tai lygiai taip pat mes turime turėti įstatymų projektų, bent jau pirminį ruošinį, kuriame mes numatytumėm, kas bus, jeigu vieną gražią dieną net fiziškai ES subirės. Tai mes čia gyvenam iliuzijom ir manom, kad tai nenutiks. Bet dar prieš Ukrainos įvykius yra ne vienas projektas, ir ne vienos ES šalies, kurios reikiuoja post-ES modelius. Vat štai, pavyzdžiui, jūrinės valstybės buvo vienas variantas. Nuo Jungtinės karalystės, Baltijos jūra, Vokietija ten ir panašiai. Dar ne vienas projektas buvo. Reiškia, yra mąstantis apie tai. Yra mąstantis apie tai, bet ne aklai laukiantis nežinia ko. Ir paskutinis, bet ne paskutinis klausimas, Dainius Bernotas, prašau. Štai kokią noriu istoriją aš jums paaiškinti, papasakoti. Bus greitai. 87 metai. Aš tarnauju Sovietų armijai. Papuolu į Kadžorus, į Gruziją. Remontuoju generolo majoro Radionovo vilą. Darau terasą, dirbu ir baigiu terasą, atvažiuoja jie ten vyrai aplaisti terasą, pagerti viniuko, prisigeria, įkala
aš adjutantas jiems patarnauju, nešioju. Ir mes girdim, ką jie viską šneka. Radionovas. Mes susprogdinom Černobylio elektrinę tam, kad vakarai uždarytų savo atominės elektrinės. Kad mes iš mūsų pirktų dujas ir dujų pagalba gamintų elektrą. Su tais pinigais mes pasigaminsim tankų ir patrankų ir ateisim atgal į Berlyną. Atsisuko į mano, jis girdėjo kažką lietuvišką atsaktą, nekalbu gerai rusiškai. O tu iš kur? Sakau, iš Lietuvos. Sako, o mes antrą kartą atėję čia, klaidos nebepadarysim. Išpjausim jūs visus. Pas manęs 3 sūnus. Žmonės, 3 sūnus. Kaip mums lietuviams apsisaugoti mažai tautai, jeigu čia nestovės NATO? Vokiečių, kaip? Paaiškinkit, kaip? Aš jūsų klausiu, ne Razmino. Pagalvokit tai gerai. Replika. Alžyro antrasis prezidentas po nepriklausomybės, Honeri Boumedienas, 25 metus trukusio Alžyro laisvinimosi iš kolonijinio Prancūzijos režimo vienas iš karo vadų, karo tarybos pirmininkas, tapęs prezidentu Alžyro, New York'e, Jungtinėse tautose sakė kalbą. Nebeatsimenu, kuriais metais, bet Alžyro sostinės tarptautinis aerouostas jo vardu pavadintas. Jis pasakė, mes ateisim pas jūs ir paimsim jūs per moterų iščias. Aš noriu paklausti retoriškai, o ne tai dabar vyksta Europoje? Tai va, klausimas yra toks. Net ir tose neteisėtai mūsų būnančiose ES struktūrose. O tai ir nereikia kalbėtis apie visą tą imigracijos politiką, ne tik apie saugumo klausimus. Italija, nesakysiu konclagerius, bet jie daro tos filtracinės stovyklas, laiko imigrantus nelegalus 3 mėnesius, o pakeitė įstatymą, ką tik 1,5 metų dabar laikys juos. Kad galėtų rasti pretekstą gražinti, nes mato, kad ES jie neranda bendros kalbos su to. Ar tokiais klausimais Lietuva tarp Bilotaitės ir Kasčiūno blaškymosi negali pradėti šituo klausimu kalbėti su Vengrija? Su Lenkija, kuri tokios pačios pozicijos laikosi, kad ES būtų tokia imigracinė politika. Kiekviename žingsnėje reikia dirbti. Kiekviename žingsnėje reikia dirbti ir nelaukti. Kai buvo 2015 metų ta imigracijos krizė, kai dirbtinai įvarė čia. Aš toks kartais krapštukas esu, pasižiūrėjau internetinėje erdvėje, kaip balsavimai vyksta ES taryboje ir Skvernelis Saulius, kaip vidaus reikalų ministras, skrenda įgaliojimus pasiėmė, dar nepasiėmė iš Lietuvos, skrenda į posėdį, o šitie bepročiai kompiuteriai visi mūsų valdžios žmonės rodo viską, kaip vyksta. Lietuva suderina klausimą, aš dabar mintinai neatsimenu straipsnį apie tai rašiau. Per minutės VSD duoda palaiminimą, nes jau Skvernelis pakeliui skrenda, reikia formalumus sutvarkyti. Vyriausybės kažkokia įgaliota institucija. Va taip Lietuva klapčiukas yra. Suprantat? Ir tada, kai pamatai visą šitą, kur jūsų kažkoks stuburas, savigarba, atsakomybė prieš žmonės? Vat yra klausimai, kurie mums skaudus. Kol Baltarusija organizuotai kaip atsaka mums nepasiuntė migrantų, čia dzin, viskas, tegu vengrai ten tokie, anokie, begėdžiai, jie sieną stato, O tai gal su Italija irgi rasit bendrą kalbą dabar jau? Jungtinė karalystė privertė Prancūziją konclagerių šituos statyti, atsiprašau, gal kitaip jos reiktų vadinti, prieš Lamanšą, kur galėtų prilaikyti ir gražinti, kad neitų per Lamanšą pabėgėliai. Kiekvienas galvoja ir daro. Ne kiekvienas ES atsisakė savo valiutos.
Ką man vėl čia kažką įrodinėti reikia? Gerbiamas signatarai, dar vienas klausimas yra auditorija, bet prieš jį užduodant, aš turiu klausimą, ar jūsų paskelbtam kreipimuisi į žmonės, ar mes jį galėsime pamatyti viešoje erdvėje, ar žmonės galės jį pasirašyti viešoje erdvėje? Koks yra pagrindinis užmanymas? Gal šiandieną pritarkim ar pasiūlykim, ką pakeisti galima? Tiesiog, tada galima būtų ne tik kaip mūsų kuklios asociacijos vardu, bet ir jūsų. Mes žinom, kad Lietuvos visuomenės taryba turi technologinės galimybės paskelbti, tai paviešinti šį dokumentą Lietuvos visuomenės taryba.lt ir tame puslapyje jūs rasite ir matyt, gal rasime nuorodą ir norinčių pasirašyti tame puslapyje. Tai kviesim užsukti į Lietuvos visuomenės taryba.lt puslapį ir pritarti, išsakyti turbūt nuomonę. Facebooko puslapyje galima išsakyti nuomonę, raštu galima išsakyti turbūt nuomonę. Ir dar vienas klausimas auditorijoje. Gerbiamas Zigmai, labai teisingai pasakėt, reiškia, musulmonai, taip, jie planuoja, reiškia, per savo, kaip sakėt, reiškia, tas iššės paimti valdžią, reiškia, uzurpuoti visą Europą. Bet dabar sakykit, kas inicijavo šitą visą dalyką? Reiškia, musulmonų, reiškia, šitų visų, reiškia, čia ateimą antplūdį į vakarus. Rusai, baltarusiai, ar vis dėlto ta iniciatyva buvo iš vakarų? Ačiū. Tai, kad čia vieša paslaptis, jeigu 15 metais tada atidžiau žiūrėjau šitos įvykius, tai, tai ką, jeigu į Graikijos, žiūrėjau taip, per įvykius Sirijoje prizmę, iš Sirijos sukelto karo zoną, nekalbėsim, kaip jis dėl ko sukilo. Turkijoje buvo tose stovyklose ir panašiai apie 4 milijonus iš Sirijos, ir kitur pabėgusių. Turkija laiko, kažko nesusikalba su ES, porcija prie sienos. Graikai bando stabdyti, ten pasistumdymai, kaip čia su Baltarusija, tik mastai didesni. Atplaukia su smartfonais, su viskuom, su finansiniam paramom, nebūkim vaikais, nebūkim vaikais. Organizuotas yra procesas ir Merkel pritarinėjo tam, dirigavo, Vokietija gerai gyvenanti finansavo visų pirma iš ES, o manau, kad globalistinės struktūros, dabar aš nebeatsiminsiu, buvo pilna įrodymų, apie tai rašyta mano spaudos konferencijose kalbėta. Tai organizuotas procesas. Bet žinot, man patiko šita diskusija čia NATO, ne NATO ir panašiai. Suprantat, yra tokia, Juknevičienė ir Kubilius darėsi didžiulį PR-ą prieš eidami ten, ar jau būdami Europos parlamente. Kaip jie užblokavo 2 Mistralių desantinių laivų pagamintų, vienas pagamintas, kitas baigiamas pagaminti buvo. Už ką Rusija sumokėjo. Negalima Rusijai juos patiekti. Ar žinot tolimesnį likimą? ES dėka mūsų didžiavyrių Juknevičienės ir Kubiliaus sumokėjo Prancūzijai. Prancūzija su visom sankcijom sumokėjo Rusijai. Už simbolinę kainą šitie karo laivai parduoti Egiptui. Rusija pardavė Egiptui desantiniam laivui būtinus karinius malūnsparnius. Padarė verslą ir ne pirmąjį su Egiptu. Ir už tai prie Libijos sienos gavo iš Egipto teisę dar laikyti savo karinius darinius Egipte, Rusija. Vat kaip yra dirbama diplomatiškai, su galva, protingai. Mes čia džiaugiamės, piarinamės, kiti dirba. Ne tik Rusija dirba, ir kiti dirba. Ir Prancūzija dirba. O gal užmiršot, kaip Prancūzija išdūrė JAV ką tik tai su Jungtinė karalystė? Prancūzija buvo pasirašiusi su Australija dėl povandeninių atominių laivų gamybos didžiulį kontraktą. Ir JAV ir Jungtinė karalystė privertė nutraukti Australiją šį kontraktą, jau gaminant, ir už gerokai didesnę kainą pasirašyti su JAV ir Jungtinė karalystė. Jūs čia dar turite iliuzijų apie kažkokias demokratijas? Jūs čia matot šituose pavyzdžiuose demokratijas? Aš nematau.
Tai, kad mūsų pasišnekėjimai neliktų tik pasišnekėjimais, tai aš esu įsitikinusi, kad signataras Zigmas Vaišvila laukia jūsų pritarimo internetiniu būdu. Mes tą techninę... Lietuvos visuomenės taryba laukia. Lietuvos visuomenės taryba laukia, būtent Lietuvos visuomenės taryba ir tą padėsim realizuoti, jeigu reikės padėti realizuoti. Padėkodami Zigmui Vaišvilai už būtent šio dokumento pristatymą, kreipimosi pristatymą. Norime jūs pakviesti, kad tas dokumentas būtų ir išviešintas, ir padaugintas. Tai ir yra tikrasis frontas, tai ir yra tikroji galimybė, kada Z karta tai gali daryti iš internetinių džiunglių su net pažįstamu ID, IP ir kitų kodų. Pasiekti tuo žmonės tam tikrą informaciją. Mes kitą kartą galime tai daryti, eidami prie Seimo, nebijodami, kad mūsų sulaikys, nes sąlygos geros, kai sulaiko. Valgy duoda, pagalvę, paklodę, rankšluostį, net šaltas vanduo yra. Tai ačiū Zigmai. Norime pasidžiaugti, kad šį renginį, jau 4. renginį ir panašų renginį, 5. renginį, tikriuosi irgi signataras bus, 5. renginys bus sausio 20 dieną, šeštadienį. Padeda organizuoti šį renginį toks judėjimas, politinis judėjimas Visa Lietuva. Tai paprasti žmonės čia šiandieną esantis salėje, tie žmonės, kuriuos matote dirbančius, rengiančius stalą, rengiančius dokumentus, mus į vieną krūvę suvedė mintis, kad mes galim pabandyti ir pasiekti susikalbėjimo, tarpusavio susikalbėjimo. Turime siekį tapti politiniu judėjimu, tapti politinę jėgą. Jūsų papkėse yra šis dokumentas, kurio antroje pusėje yra nario stojimo anketa. Ją galite rasti ir internetiniu būdu www.visalietuva.net ir užpildyti ją elektroniniu būdu. Šią anketą galite padauginti ir pasidalinti su žmonėmis, pakviesti mūsų judėjimą, veikti kartu. Mūsų tikslas - Seimo rinkimai, sąrašas nepriklausomų žmonių, neprisidirbusių žmonių. Ir aš pati stosiu į sąrašo vidurį, kad tik rastusi stipresnių už mane 40 ar 50 žmonių, nes reikia didelės kariuomenės, sąžiningų ir neprisidirbusių. Ir judėjimas Visa Lietuva turi savo tikslus, pirmuosius išsikeltus tikslus, jūs taip pat juos turite savo papkėse. Kai kas mus kritikuoja už tai, kad mes liktai kažkur praeityje gyvename ir nematome perspektyvos ėjimo į priekį, mes priimame jūsų kritiką, bet po kritikos taško turėtų būti pasiūlymas. Kaip teisingai pastebėjo partijos, Lietuvos liaudės partijos pirmininkas Tauras Jekelaitis, iš vienos pusės minia žmonių teikiančių kritiką, iš kitos pusės minia žmonių sakančių, ką reikia padaryti, o kaip pavyzdžiui reikia salę sutvarkyti, atsisuki, ten 3 žmonės. Tai darbų tikrai yra visa galybė ir jeigu norime sukurti tikrą judėjimą, turime ir kvietimą. Mes išgirdome jūs, išgirdome partijų kvietimą vienytis, išgirdome
Lietuvos visuomenės tarybos kreipimasi į žmonės ir per naktį gimė Bistrampolio rezoliucija. Leiskite įgarsinti. Bistrampolio rezoliucija, lapkričio 11, Bistrampolio dvaras, Panevėžio rajonas. Kiekvienas mūsų esame svarbus. Taip pat suprantame, kad turime padaryti tiek ir tai, kas nuo mūsų priklauso. Tauta ir žmonės nebegali būti politikų sprendimų įkaitais. Jei minties, įsitikinimų, asmens ir būsto laisvė nebėra prigimtinės teisės, esame pasiryžę šias laisvės ginti, kad išliktume. Kaip taiki tauta, turinti savo kalbą, papročius ir tradicijas. Mūsų laisvas apsisprendimas telktis ir veikti kartu. Ir dabar yra skelbiama techninė pertrauka, nes čia prie šito stalo jūs galite pasirašyti šią Bistrampolio rezoliuciją, įsipilti vandens, kavos ir sugrįžti. Dar kalbėsimės.